Labas vakaras, Rūta. Labas vakaras tiem, kas prisijungė prie mūsų Zoom susitikimo. Ir labą dieną ar labas rytas visiems tiem, kas žiūrės įrašą. Tai visų pirma, Rūta, noriu paprašyti tavęs prisistatyti, kas esi ir ką veiki. Tai labas vakaras visiems. Smagu, kad prisijungėt šį vakarą pasiklausyti mūsų su Linos samprotavimų apie darbą ir gyvenimą. Tai aš esu Rūta, mane tikriausiai daugelis žinos kaip Manila kosmetinio prekinio ženklo įkūrėja. Dabar aš jau esu beveik metus išėjusi iš verslo ir visiškai perleidusi į kitas rankas, dėl to turiu labai įvairios patirties nuo verslo įkūrimo nuo nulio be jokių investicijų iki labai didelės sėkmės ir galiausiai iki finalinio exito. Tai va, o šiuo metu šiek tiek ilsiuosi, bet tuo pačiu ir pradėjau naują veiklą. Tai kuriu longevity ir biohackingo bendruomenę Lietuvoje. Ir būtent edukuoju žmonės apie tai, kaip gyventi ilgai, sveikai ir kokybiškai. Ir taip pat leidžiu savo brandinius maisto papildus. Tai va, tai trumpai. Vau, labai faina veikla, labai esi įkvepianti asmenybė, todėl kad susipažinome mes tik tais irgi per vieną pokalbį, ne per seniausiai ir mane labai sužavėjo pačios istorija ir pačios pokalbis. Tai kas manęs nepažįsta, su verslo strategijos kaučerė moteriams, gyvenu UK jau 24 metai, anksčiau čia turėjau savo veiklą, tai ir dabar turiu veiklą, bet anksčiau turėjau apskaitos įmonę, tikrai daug dirbau, persidirbau ir irgi turėjau gan sėkmingą veiklą, iš kurios irgi išėjau, padariau pilną exitą, tai reiškia, pardaviau pelningą verslą ir galėjau savo anksti leisti dirbti mažiau arba nedirbti ir gyventi daugiau dėl savęs. Tai va, tai ir dėl ko kalbinu Rūtą, dėl to, kad nugirdus jos pokalbį šią temą, supratau, kad tai yra labai aktuali tema, apie kurią daug kas ne tai, kad nedrįsta garsiai kalbėti, bet tai yra ir nelegalu, ir nepatogu, ir nepriimtina, ir nenorime įžeisti kitų, ir žodžiu, tai yra tokia tabų tema, bet jinai yra iki kaulų smegenų labai, nežinau, čia ar teisingai pasakiau, jinai yra labai mums visiems aktuali. Tai Rūta, dabar noriu paklausti tavęs, dalyviai uždavė labai daug klausimų, labai daug anketojų turim klausimų, tai galbūt juos atsakysim pokalbio metu, jeigu ne, tai gal kažką papildomai užduosiu iš jų užduotų klausimų. Tai dabar pirmiausia noriu tavęs paklausti, ar turėjai kažkokios patirties? Žinai, bet sakai, buvai jauna, nieko neturėjai, viską pradėjai pati, ar turėjai kažkokį išsilavinimą, pavyzdžiui, kaip valdyti įmonę, kaip elgtis su darbuotojais? Tai neturėjau visiškai jokios patirties ir iki šiol neturiu jokios, kaip sakyti, teorinių žinių, turiu omeny jokių mokslų, nesu pabaigus, galbūt tik kažkokių seminarų paklausius, bet dabar iš praktikos žinau labai daug. Ir iš tikrųjų verslą pradėjau, kaip pasakyti, aš jį Manilą pradėjau būdama 19 ar 20 metų, tuo pačiu metu, kaip pradėjau studijuoti mediciną. Ir tai visą laiką buvo mano hobis ir toks papildomas pajamų šaltinis, bet, ta prasme, lygyje, tai kaziuko mugės paprekiavimo lygyje, ta prasme. Tikrai aš niekada neplanavau nei samdyti žmonių, nei turėti komandos, maksimum paprašyti kažko pagalbos ir atsiskaityti, ar ne. Ir kai viskas pradėjo taip smarkiai augti, tai aišku, daug metų nuo to, jau, sakykime, ta tikroji Manila, jau įmonė UABas atsirado, kai man buvo 27 metai, tai aš buvau tik tai pabaigus mediciną ir padirbus porą metų rezidentūroje. Tai jokio išsilavinimo ar jokių lyderystės kursų aš, taip sakant, nesu praėjus. Tai ačiū, kad pasidalinai, nes čia yra svarbus momentas, todėl kad ir aš pati, kaip dirbu su smulkiais verslais ir pati taip pat lygiai kaip tu neturėjau jokios patirties ir būtent rezonuoja labai visiems tie, kurie irgi pradėjo taip kaip tu, aš dažniausiai be jokio išsilavinimo. Be jokio išsilavinimo turiu omeny, kas liečia valdymą veiklos ir ypač santykius su žmonėmis ir su darbuotojais. Tai va šitą norėjau ir užakcentuoti, nes praktiškai daugumą iš mūsų einam per tuos pačius žingsnius. Ok, tai dabar noriu tada Rūta paklausti iš karto eiti prie tų sunkumų. Ok, pradedi veiklą, patirties neturi, pradedi samdyti žmonės, aišku, nori būti visiems faina, gera. Kokie didžiausi iššūkiai, va taip, jeigu pagrindinius iššūkius apivardinant, kokie jie iškilo?
su darbuotojais? Jo, tai tų iššūkių ir tų pavyzdžių daug ir įvairiausių yra, sakykime, kaip pasakyti, toksai iššūkis, kuris galbūt pirmas, kas man dabar šauna į galvą apskritai, tai yra darbuotojų samdymas. Tu, kai pradedi samdyti žmonės, pats žalio supratimo neturėdamas žmonių samdymą ir apskritai nesi padirbęs kažkur daugelį darboviečių, kad suprastum, kokia yra darbinimo kultūra, koks yra įdarbinimo procesas, kokie yra, reiškia, to darbuotojo bandomojo laikotarpio, ten, nežinau, tikrinimo epizodai, punktai. Tai tu visą tą sistemą kuri pats ir tu kuri jai, iš patirties, ta prasme. Aš per savo visą laikotarpį esu įdarbinus turbūt apie 150 žmonių, ta prasme čia kalbu ir su tais freelanceriais, tikrai nemažai jų turėdavom, ar ne, kur tiesiog ne pagal darbo sutartį dirba, o pagal laisvai samdomo darbuotojo sutartį. Tai kaip teisingai įdarbinti, kaip teisingai pasirinkti. Tai vienas dalykas yra, kad tu renkiesi intuityviai, kas tau labiau patinka, koks žmogus, sakykime, tau fainesnis ir labiau imponuoja. Bet dažnai toks dalykas gali būti labai klaidinantis, nes kad jisai fainas žmogus ir geras žmogus, tai visiškai nebūtinai reiškia, kad jis bus geras ir naudingas savo įmonei darbuotojai. Tai va, tas darbinimas tikrai atimdavo man daug streso suteikdavo ir daug jėgų atimdavo. Ir tikrai esu įdarbinus ir labai nevykusių atvejų ir labai gerų atvejų. Ir negaliu pasakyti, kad atradau kažkokią vieną aiškę formulę, nes vis tik tais vienintelis metriksas, kuris parodo, ar darbuotojas yra geras ir suteiks savo įmonei pridėtinės vertės, yra darbo laikas, kiek jis išdirba. Tik laikas čia gali parodyti, ar tas žmogus yra capable padaryti tą, ką tau reikia, kad jis padarytų. Tai niekaip kitaip nepatikrinti. Tai pirmas taip ingredientas turbūt su darbuotoju ir ką aš pati mačiusi esu ir kitą kartą pas mane ateina jau ten moteris, žinai, kelis metus praturėjusios veiklą, tai yra darbuotojų atranka. Ir va čia yra tikrai tas, ne tai kad klaida, jeigu mes pradedam nežinodami to, tai mes ir pradedam, kaip mes ten sugebam, taip mes ir darom. Tai kas klauso ar kas žiūri, tai yra darbuotojų atranka pasidaryti kažkokius tai standartus, daryti testus, turėti daugybę testų, kaip darbuotoją tikrinti, pokalbį pasiruošti irgi taip, kad žinoti savo vertybės visų pirma, nes irgi klausimų buvo daug, tai kaip atsirinkti tą darbuotoją arba ką daryti, jeigu darbuotojo su darbdaviu vertybės nesutampa arba atvirkščiai. Tai žodžiu, visų pirma, tai žinoti savo įmonės vertybės. Aišku, man dabar irgi čia lengva kalbėti, kaip aš darau tą, ką aš darau, bet aš pasakoju tiem, kurie dar nežino, ar ne, tai pirmiausia, žinoti savo vertybės, turėti punktus, ko jūs ieškote ir pagal tai rinktis atranka, kontraktai, sąlygos. Tai čia yra pirmiausia. Toliau, Rūta. Jo, ir čia dar iš tos darbinimo sferos, ką pagalvojau, aš asmeniškai labai pasimaudavau ant to, kad man atrodo, žmogus fainas, perspektyvus. Žodžiu, jisai daug šneka, jisai turi daug ambicijų, nori daug padaryti, bet, sakykime, neturi daug patirties arba neturi kažkokių specifinių, kaip sakyti, įgūdžių, ar ne, kurie yra reikalingi konkrečiai mano verslui. Pavyzdžiui, nežinau, kaip pasakyti, nėra mokęsis ten biologijos arba chemijos, dėl to nežino daugelio ten ingredientų cheminių pavadinimo. Mums tai įmonėje net ir darbuotojai, kurie nedirbdavo su kosmetikos chemija, vis tiek labai aktualu būdavo, kad žinotų tos bent pagrindus. Tai ir tu kažkaip suteiki tokį, kaip sakyti, kreditų, kad tas žmogus išmoks ir po to su laiku tu matai, kad tas žmogus tiesiog neimlus tiem dalykam, jisai jam sunkiai sekasi ir dėl to jis taip sunkina galbūt visos organizacijos darbas su savo to nežinojimu, tokių beisikų pavadinkim. Tai va tas toksai, kad neduoti kreditų į priekį ir kad, jo, čia šitas fainas, šito gaila, labai fainas žmogus, labai nori dirbti, labai nuoširdus atrodo, ir priimsiu. Tai aš tokia vadgerietė, visą laiką iš tikrųjų esu pridarbinus nemažai žmonių, tokių vos ne iš gailesčio. Ne tai, kad ne iš gailesčio, bet, sakykime, duodama tikrai daug daugiau kreditų, negu kad jie būdavo verti. Ir, sakykime, pas mus Lietuvoje yra 3 mėnesių tik bandomasis laikotarpis, ar ne? Tai yra tikrai labai trumpas laikas, ypač jeigu tu tuo pat metu darbini daugiau žmonių ir tavo fokusas būna kitur, o jeigu tu dar esi ir vadovas, direktorius, nežinau, dirbi savo darbą ir tau dar reikia susekti tuos, reiškia, įdarbintų žmonės ir juos tikrinti, turėti su jais pokalbį, žiūrėti, kur jie yra. Tai esu tikrai ir praleidus nemažai tų, kad suėjo 3 mėnesių terminas ir tada tu staiga supranti, kad tas žmogus,
akivaizdu, kad neneša naudos tokios, kokios reikėtų, nu, netitinka tavo kaip darbdavio lūkesčių, o tada su juo atsisveikinti jau yra pakankamai sudėtinga. Taip. Tai va, tai prasme, taip labai kažkaip, nežinau, pas mus įmonėje HR atsirado gal tik 5 metais, nes, aišku, čia yra tokia prabangi vieta, pavadinkim, nu, prabangi pozicija įmonėje. Ir aš tikrai daug metų tą dariau pati viena ir, sakau, kartais gerai pataikydavau, kartais nepataikydavau. Bet jo, ko labai tikrai trūko, tai apsibriežti va, kažkokią tvarką, viziją, protokolus aiškius, KPI susidėlioti, duoti tam žmogui labai tokias aiškias gairias, ką turi padaryti. Jo, va čia aš galvoju, va tą, ką irgi paminėjai, kad tas atranka ir kai kreditų neduoti, nes pavyzdžiui, aš iš savo patirties, tai atsimenu, mano geriausi darbuotojai, tai buvo tie, kurie ateidavo be to reikiamo išsilavinimo ir aš juos pati apmokindavau. Nu ir man kažkaip pasisekdavo, kad aš, nes nu, mano nebuvo tokia didelė įmonė kaip tavo, ar nesakysim, bet man pasisekdavo, bet čia iš tiesų yra vat, numeris 1, 2, ar ne, po to, kad gera atranka, kad tu pirmiausia žinai, ko nori ir pas tave turi tos dėžutės varnelės tas darbuotojas atsakyti, o nežiūrėti į tą ilgalaikę tokią, ai tai gal išmoks, ai, bet to dabar neturi, bet turės. Tai jeigu nėra tam pagrindo, tai jau geriau tada ir iš karto ne. Tai čia toks kitas niuansas. Ir taip, ką tu Rūta kalbi, tai apie paskiau, kad darbuotojus, bet būtent su smulkiu verslu ir yra ta problema, kad mes neturim laiko. Jeigu esi vadovas, samdai žmonės, tu neturi laiko šitiem dalykam, o jie yra be galo svarbus. Tai ką tada turi daryti? Arba tu turi deleguoti, mokėti kažkam kitam, kas tau darys tas atrankas ir sužiūrės, arba tu esi, nu, žodis tas pasmerktas, nelabai gal čia jau taip fainai skamba, bet, nu taip Nu, yra. jau likimui palikta, čia jau kaip likimas sugros. Likimui palikti jo, bet turi būti šitas verslo plėtroj darbuotojų atranka ir darbuotojų va, tas sužiūrėjimas, kad nepraeitum tos datos, kada praėjo 3 mėnesiai. Ir iš vis nuolatinis kontaktas, aš jau paskiau kaip ne savo įmonę dirbau, jau pardavus įmonę dirbau kitai ir dariau darbuotojų atranką. Ir aš pamačiau, koks yra procesas, ten įmonė irgi galvoja kokie 20 darbuotojų, bet aš supratau, ką reiškia, kai aš esu tas žmogus, kur esu tik atsakingas už darbuotojus. Tai reiškia, aš testus jiems atlieku, aš su jais po savaitės kalbu, kai mes priemam juos į darbą, dar po 2 savaičių kalbu, tokį kaip coachingą darau. Tada tu visai kitaip matai ir tu gali po mėnesio sakyti viskas, tas žmogus niekaip mūsų įmonė yra netinkamas. Bet jeigu tas nevyksta, tai tu paliktas esi likimo valiai. Jo, ir čia va, ypatingai greito augimo yra pasiekmė. Manila, kadangi labai netikėtai, smarkiai labai išaugo ir mes tikrai labai daug žmonių per 1 metus, 40 žmonių buvom pridarbinę, nu, automatiškai prasileidė. Automatiškai, taip. Tai jo, tai turbūt toks iš čia tai yra tik tais, kad arba dar samdyti kažką, kas už tave tvarkys tuos darbuotojus, arba paskiau, tai kokie dar iššūkiai buvo? Tai, praėjom tą, kad pasirinkimas darbuotojų, paskiau sužiūrėjimas to per 3 mėnesius, nuoseklus kažkoks su jais bendravimas, tikrinimas, žiūrėjimas, vertinimas ir iš vis turėjimas tų KPI kaip lietuviškai vadinasi. Key Performance Indicators, net nežinau, nu, sudėlioti ateities tikslai, kurie parodo, kaip tu eini link galutinio to tikslo. Žodžiu, kad ir kokią mažą įmonę esate, kad ir tik 1 ar 2, 3, 4 žmonės ruošiate samdyti, jūs turite ne tik turėti savo vertybės, jūs turite turėti standartus, ką jūs norite, kad tas darbuotojas atliktų. Ir, pavyzdžiui, po kelių mėnesių, ką jūs norėtumėt, kad jisai pasiektų. Ten, pavyzdžiui, jeigu apie pardavimus eina, ten, ar jūs norite, kad jis parduotų 50 jūsų prekės, jau po poros mėnesių norėtumėt, kad parduotų 100. Tai reiškia, tas, kaip jį vertinti, jo našumą, ar ne? Tai turėtumėt kažkokius tai kaip rodiklius patys savo pasidarę. Ir tai yra irgi raktas į tą jau progresą. Ir plus darbuotojai, jie mato, kaip mes vadovai jais rūpinamės, reiškia, net ir tikrindami, tai yra rūpestis, jie automatiškai ir veikia kitaip. Bet jeigu niekas su jais nebendrauja, niekas nežiūri, nu tai... Tai kokie dar, Rūta, iššūkiai? Jo, tada vat, vienas iš irgi tokių didžiausių buvo, ta prasme, mano vėlgi nežinojimo, nemokėjimo kaip verslo įkūrėjos ir vienos iš vadovių suvokime, kad
kadangi aš pati labai gerai žinau visą laiką, ką aš turiu padaryti kiekvieną dieną, turiu savo darbų planą, pati savo dėliojus darbotvarkę visą gyvenimą ir žinau, kad kiek nudirbsiu, tiek užsidirbsiu, kažkaip man automatiškai atrodė, kad ir visi kiti taip. Ir ta prasme, kai aš įdarbindavau žmogų, duodavau galbūt jam pagrindinės gairės, ką jam reikia daryti, ar ne, ar ten pardavimų skyrius, ar ten R&D skyrius, ar tenais, nežinau, koks nors logistikos skyrius. Bet daugiau aš tikėdavausi iš visų žmonių, kad jie patys, bet jiems ir sukurs sistemą kažkokią, net jeigu nėra sistemos. Nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, B2B pardavimai, ar ne? Nu, sakykime, mes buvom B2C verslas, kad, reiškia, internetu prekiavom tiesiogiai galutiniam klientui, o ir paraleliai vienu metu jau pamatėm, kad yra daug verslų kitų, kurie nori pirkti mūsų produkciją ir pas save pardavinėti, retailų reiškia, tai automatiškai kuriasi B2B pardavimų skyrius, komercijos skyrius. Ir čia kaip ir neturėjau šitame konkrečiai pavyzdyje blogo pavyzdžio, viskas ten buvo labai gerai, bet realiai dėl to, kad pasitaikė žmogus, kuris norėjo tą skyrių įkurti ir sukurti sistemą, kaip kad jinai veiktų. Tai ačiū Dievui, kad pasitaikė tikrai protinga, ambicinga moteris, kuri įkūrė tą visą B2B skyrių ir sukūrė tvarką, palaikė, prižiūrėjo, pasidarbino savo ateitį darbuotojų ir tas skyrius tikrai veikia gerai ir pelningai. Bet realiai ir aš taip patikėjau, davausi iš kiekvieno žmogaus, kad pasamdai žmogų, tu moki jam atlyginimą ir daugiau jam čia yra terpė augti, plėstis, tobulėti, daryti klaidas, mokytis iš tų klaidų. Ir ta prasme, kad visi nori to daryti. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu iniciatyvą, man tik duokit man resursų, aš jums čia viską sukursiu, aš toks žmogus esu. Ir po to su laiku aš matau, kad tie žmonės niekur iš vietos nepajudėjo, niekas neįkurta, niekas nepadaryta, eina laikas, atlyginimus gauna, jokios sistemos, jokios tvarkos, jokių inovacijų, ta prasme, ten, kalbu jau apie kažkokius kitus pavyzdžius, ar ne? Ir tu supranti, kad tu turi realiai pats nieko nemokėdamas, nežinau, čia kaip pavyzdį, bet kokį skyrių sakau, koks nors ten marketingo skyrius, pats nemokėdamas, bet turi ateiti ir sukurti jiems tą struktūrą darbo, kažkokią tais, nežinau, programą, protokolą, kaip jie turi dirbti, kaip jie turi reklamuoti, kaip jie turi ieškoti tenais, kas ten filmuosis ir taip toliau. Ir tu supranti, kokie skirtingi tie darbuotojai būna ir, kad ne visi yra tokie kaip tu. Ta prasme, va čia turbūt tokia esminis iššūkis, taiga suvokti tą realybę, kad nepadauginsiu aš savęs, nepadarysiu dar 10 tokių rūtų, nes jeigu padaryčiau 10 tokių rūtų, tai turbūt būtų, nežinau, pasaulinio lygio ta įmonė šiai dienai, pasaulinio dydžio pripažinta visur. Bet dėja, niekas geriau nepadarys už patį įkūrėją, už patį founderį. Ir jeigu pasiseka, kai surandi, kad kažkas gerai daro ir padaro, kaip tas pardavimų skyriaus pavyzdys, tai tada liuks. Bet didžiaja dalim tai visi tik stovės, nosį krapštys ir lauks, kol tu duosi nurodymus. Arba jeigu padarys, tai padarys dar, nežinau, ir irgi yra padarę tokį bardaką iš vieno skyriaus, kur tiesiog po to šiau ten tvarkyti, atleidus ten tos žmonės ir nesupratau, kaip galima taip nukrypti nuo temos, nuo esmės. Tai va. Tai, žinai, Rūta, dabar apibrėžiant tą, ką tu pasakei, tai čia kitas didelis patarimas, labai stiprus patarimas smulkaus verslo vadovams, lyderiams, ar ne? Tai neturėkit iliuzijos, kad yra tokie visi kaip ir jūs. Šičia yra, kurią mes tikrai turime, nes jau neskaitant apie darbuotojus, aš ir šiaip galvodavau, kad ten, pavyzdžiui, jeigu man su finansais, aš ten suprantu apie tą, tai man atrodo, visi taip turi suprasti, visi turi žinot, kad reikia taip daryti. Ir paskui tik tai jau ateina mums brestant, suprantam, kad ne visi tokie kaip mes, ar ne, čia toks jau etapas gaunasi brandos mūsų. Tai ypatingai versle ir tikrai moteris ir pas mane ateina ir sako, tai kaip, kas vyksta su tai žmonėm, kodėl taip yra, todėl kad sakau, tai jeigu jie visi būtų kaip tu, tai jie pas tave ir nedirbtų. Tai yra labai elementarus dalykas, tai aišku, kad jiems reikalinga pagalba, reikalingas kažkoks įvedimas ant kelio. Aišku, jeigu samdai žmogui į aukštą poziciją, atitinkamai tu jam duodi atlyginimą, tai jau tu supranti, kad jisai turi tau įdiegti sistemas. Bet jeigu žmogus ateina su visai kitokiu atlyginimu ir su tam tikru žinojimu, tai tu kaip atsakingas, kaip vadovas turi būti ir suvokti. Ir čia yra viena iš klaidų, kurią mes darome, todėl kad mes galvojam, kad visi kaip mes, jie išsisuks, jie pasidarys. Tai aš manau lūkesčius numesti tuos lūkesčius ir tiesiog žiūrėti pagal faktą. Dariau atranką, čia dokumentai, ko man reikėjo, ar užtikrino boksus, darbų aprašymas, ką jis turės padaryti, ko aš tikiuosi, ar jis gali tai padaryti.
ir tiesiog eiti pagal lapą, o ne pagal savo intuiciją ar kažkokį tai įsivaizdavimą ar kažkokį lūkestį, ar ne taip, Rūta? Taip, labai, labai teisingas. Viskas, verslas yra ant popieriaus, tai yra popierinis dalykas. Nereikia jokių emocijų ir nereikia jokių, nu, kaip sakant, jo, versle vis tik tais, aš anksčiau labai nemėgdavau, kai, kaip sakydavo, ten, nežinau, mokydavo mane vyresni ar labiau patyrę, kad, žodžiu, verslas yra verslas, tai tikslas yra pinigai iš principo, ta prasme, galutinis tas tikslas. Tai kelionė turi būti smagi, faktas, kad jinai turi būti draugiška, pagrįsta geromis vertybėmis, bet in the end visų tikslas ir tų pačių darbuotojų yra pinigai ir geri pinigai, ar ne? Ir, nu, kur jau prasideda emocijos ar kažkoks truputį, kad gaila, kad duosiu va kreditų, tai iš karto save stabdyti ir viskas tik tai, kas juodant balto parašyta, reikia remtis tik tais tuo realiai. Jo, aš pritariu, ką tu sakai, nes irgi bet pagrindinis visų klausimas buvo ir šis mes iškėlėm, tai ribos su darbuotojais ar ne, tai tos praktiškai ribos, jos yra peržengiamos, jūs patys jas atidarote tas ribas, kai jūs samdote žmogų ir jam nesusakote sąlygų, jūs neduodate jiems kontrakto, jūs nepasakote, ko jūs iš jo norėsite, kokie yra jūsų lūkesčiai, jau yra atidaromos ribos. Ir va čia yra tas tokia pirmoji problema. Antroji, tai aš manau, jau kaip ypatingai jeigu mažas kolektyvas ir vat, pati greičiausia tą turėsi, kad kaip mes pradedame bendrauti su savo darbuotojais draugiškai. Jo, čia yra amžinas klausimas ir mes su Lina prieš tai truputį pašnekėjom ir tiesiog, kaip sakant, abidvi paantrinome viena kitai, kad nėra sprendimo į šitą klausimą. Tai yra tiesiog nuolatinis balansavimas. Tu negali būti nedraugiškas, visų pirma, tai natūraliai, tu dirbdamas kartu suartėjus žmonėms, čia yra visiškai, kad ir priešintumės tam dalykui, tai yra neįmanoma, tu praleidai su tai žmonėm laiką, tu nenori, turi kažkokius tai ten poilsio minutės, kažkokius smoltokus, kaip šeima, kaip namai, vis tiek, ta prasme, čia blogiausių atveju, ta prasme, net jeigu labai stengtumės nesuartėti, tu vis tiek suartėjai kažkiek ir jauti kažkokį tai pralankumą. Dabar, jeigu vis tik tai yra mažas verslas, nu, sakykime, iki 10 darbuotojų ar ne, greičiausiai pinigai nesipila, kaip sakant, upeliais, tu turi to žmonės motivuoti, kad jie tau dirbtų ir jaustųsi gerai, bet dar, ta prasme, tais būtent emociniais dalykais, tu turi rodyti tikrai šilumą, artumą, nu ne tai, kad turi, bet nu natūraliai taip gaunasi, kad yra daug artimesnis ryšys, daug intimesnis tas bendravimas su darbuotojais, tada jie jaučiasi geriau, jie nori eiti į darbą, jie motyvačiau dirba, nu, normalu, mes jaučiame bendruomenės tokį vibe ar artumą ir kitas syk net pagalvojam, nu gerai, gal tas atlyginimas ir ne per didelis, bet man čia labai smagu, man gerai eiti į darbą, aš kiekvieną dieną noriu eiti į darbą, tarsi aš pati save taip atsimenu, yra buvę, nes aš ne tik ligoninėje dirbau ir visokius pavienius smulkius darbus, žodžiu, bet tai būdavo su fainai žmonėm, ilgalaikiai kažkokie darbai, esu dirbus, pavyzdžiui, kaviniai padavėja. Nu, tragedija atlyginimas, ar ne, sunkios darbo valandos, 12 valandų lakstyti, be pertraukų praktiškai, nu, bet labai fainas kolektyvas, bet ir vadovas fainas. Ir eini, tu į tą darbą džiaugiesi ir galvoji geriausias darbas pasaulyje. Tai va, tai kai kitas verslas būna mažas, tai tikrai ta šeimininė aplinka yra būtina. Bet va čia ir prasideda, kaip sakant, ta didžioji problema, kad jeigu verslas pradeda augti, maždaug, aš esu skaičiavus kažkada, tiek tuo, kaip mes užaugom iki 30 darbuotojų, aš jau supratau, kad aš nebeatsimenu visų darbuotojų vardų. Ta prasme, kas jau prieš 30 nauji atėjo, kad aš jau jų nebedarbinau, dėl to aš jų neatsimenu. Pačių žmonių ir vardų, ten susipažįsti koridoriui, aišku, susipažįsti, išmoksti tos vardus, bet realiai nuo 30 žmonių viskas, kontrolė yra prarasta ir realiai tie žmonės, kurie buvo nuo pradžių su tavim, jie tai kaip ir tavo draugai patapo, tikėtina, kad jie patapo vadovai, nes jie senior pozicijose, ar ne, ir tu nenori būni, sakykime, su jais draugiškesnis, su tais naujai atėjusiais galbūt mažiau draugiškas, nes automatiškai jau neužaugai su jais, nepažįsti jų taip gerai. Ir tada žiūrėk, tie senesni žmonės, jų ribos yra jau visiškai kitokios. O jaunesni mato tą pavyzdį, kad yra, kodėl tas gali taip, kodėl jūs čia kartu iš darbo važiuojate ir kavutę einat gerti ir taip toliau. Ir visi lyginasi. Ta prasme, neįmanoma padaryti, kad nesilygintų. Čia reikėtų nepaprasto sąmoningumo arba kažkokios atskirties ofiso, nežinau, kitų ofisų. Kad nebūtų to dalyko. Ir tada labai labai sunku jau tas ribas yra kažkokias įvesti ir kažkokią naują sistemą sukurti, kad būtų jau visi lygus, nes jau visi lygus niekados nebebus. Tai va tada, ką tenka daryti, tai balansuoti.
Mm. balansuoti visokiais būdais. Jo, tai mes kaip ir šnekėjom, aš iki tokios patirties nedaugau, kad va, tiek žmonių turėtų, jeigu kaip paskui toj kitoj įmonėje buvau, tai jau iš karto laikiausi ribas, nes šiaip aš tokia mėgėja su ribų ir su klientais, atsimenu, visur brėždavausi ribas, nors atrodo niekur nežinojau, man niekas to nepasako, bet aš jaučiau, kad kuo didesnės ribas laikaisi, tuo tiesiog tu esi saugesnis, kad paskui neišeitų tas santykis, kad, pavyzdžiui, su klientu neperauktų į kažkokį artimesnį santykį, nes paskui, kai reikės ateis laikas atsiskaitimams, tai tada jau bus draugiškumas. Mhm. Bet su darbuotojais, žinai, aš tave girdžiu, aš įsivaizduoju, kaip tu dabar papasakoji iki tokio, kai tai vyksta, tai tada rezumuojant va šitą, ne tai, kad rezumuojant, bet kaip pasakyti, kad taip, tas balansavimas jisai vyksta nuolat, nes vat, nuo to, ką tu papasakoji, jau praktiškai net nėra išeities, nes realiai mažas kolektyvas esi draugiškesnis, kolektyvas auga, nu tu nespėsi su visais, tu nepakalbėsi ir tai automatiškai vyksta ir paskui tada nebent tikėtis, kad kolektyve kažkokie pokyčiai vyks. Dabar, kas liečia ribas, aš pavyzdžiui, asmeniškai vis tiek, jeigu ypatingai, vat, kaip sakai, žinai, verslas turi tą viziją plėstis, nors kaip ir pati sakai, gal net nežinoj, kad plėsis, ne, tai nežinoj, kaip bus. Bet jeigu, pavyzdžiui, statai veiklą, pradedi veiklą ir žinai, kad plėsiasi, aš patariu iš karto laikytis ribas tokias, kad bent jau nepatapti su savo darbuotojais terapeutų, žinai, kai būna jau ten visas bėdas sprendi, kur ateini jau į darbą, jau tu ten galo pasišnekėti, nes ten mane išklausys. Ir va čia va yra skaudu, kad taip turi padaryti, bet tu turi padaryti ir, žinai, kaip va, sako, anglai labai mėgsta small talk. Ir, pavyzdžiui, lietuviai, rusai, va ten kitą kartą kaip ir tenise, net žaidžiam tokiose vietose, sako, su anglais tai neįdomu, nes pas juos tik yra small talk, nes jie, žinai, jie laikosi labai šaltai. O jau lietuviai, kiti, va, rytų Europą jau susitinka, tai žiūrėk, susipažino ir visą savo gyvenimą gali papasakoti. Ten, O pavyzdžiui, tu apie pirmą dušai. susitikimą. Jo, iš širdies, o tai žinai, o rusai tokie iš duševnai, žinai. Tai va, ir čia va tas va, mūsų, ir aš labai gal, aišku, dar mano irgi tas, kad aš Anglijoje gyvenu, žinai, aš labai tą tokį išmokau ir supratau labai anksti, kad yra riba, yra rūbai, aha, į darbą ateini, čia turi būti taip apsirengęs, nes aš pradėjau nuo to, va, nuo tokių oficialių darbų Londone ir paskui, kai turėjau savo įmonę, kad ir jinai buvo maža, aš pradėjau iš karto reikalauti. Čia turi būti rūbai ir dar atsimenu, tokie žmonės nepatenkinti, žinai, nu ką čia ofisas, iš pradžių 2-3 žmonės, prasme, ko tu čia nori, vos nežinai, bet pas mane iš karto buvo toks oficialumas. Aš nežinau, kaip jisai pas mane atsirado, be didelių mokslų, bet jisai buvo. Tai aš, pavyzdžiui, patariu, jeigu vat, kažkas klauso ir samdys, ruošiasi plėstis, iš karto laikytis ribas. Taip, tai nepatiks daugam ir šiaip žmonėm nepatinka, jeigu eini į susitikimus ir per daug nesiveli kalbas, nepatinka, bet tu turi pasirinkti, ką tu nori. Ar tu nori nepatikti dabar, nuo pat pradžių ir į tave laikysis tokį kaip barjerą, ar tu nori būti labai faina, o po to griebti Labai viską. geras. Jo, mano didžiausias iššūkis, iš tikrųjų, negaliu aš pasakyti dar iki šiol, kad aš esu su tuo sudylinus, bet ir terapijoje, ką sprendžiam, man yra labai sunku priimti, kad aš kažkam galiu nepatikti. Ir taip yra todėl, kad aš labai nuoširdžiai iš visos širdies darau visus dalykus. Ta pačia Manila, tą patį verslą pradėjau aš vedama visiškai gražiausios idėjos, sukurti tobuliausias kosmetikos priemonės, kad tiktų visom moteriam ir visi žmonės, visi pasaulio žmogeliukai bus laimingi. Ta prasme, tokia naivė savo gražiai idėją pradėjau ir nenori tas naivumas ir tas tikėjimas manyje, tai yra, aš tokia gimiau. Ir kai staiga kažkokiam etape, sakykime, pradėjo tų žmonių, ar ne, tada jau nebe aš darbinu, o kažkoks jau kitas vadovas darbinasi savo jau kažkokius darbuotojus ir viskas, jau reiškia, mano ryšių su tais darbuotojais nėra ir automatiškai jaučiu, kad nepatinku ten tam žmogui. Ir man labai iš tikrųjų sunku buvo priimti tą, kad prasme, pas mane komandai su mano sukurtu brandu, mano visiškai sukurtoje aplinkoje, kur tu gauni atlyginimą, dirbi ir aš tau nepatinku, kaip žmogus, nežinau kodėl, dėl kažkokių priežasčių. Tai šitas dalykas man tikrai buvo labai labai sudėtingas ir aš ko gailiuosi, kad laiku kažkur tais, nežinau, nenuėjau pasimokyti, pasikaučinti ar kažkaip kitaip praspręsti tą klausimą, nes aš tiesiog arba bandydavau įtikti, arba, nežinau, jausdavausi kalta, kad žodžiu, kodėl aš tau nepatinku, ką aš tau blogo padariau. Tai čia tokia tikrai didelis toks nemokėjimas, pavadinkim, buvo mano, kuris mane pakankamai vargino.
Rūta, labai, labai tu čia stiprų momentą pasakėjai ir tu čia labai nuoširdžiai pasakėjai ir labai atvirai pasakėjai ir dauguma su tuo susiduria. Ir čia yra, čia, nes aš va kaip mūsų šitą reklamavau, šitą pokalbį, aš net padariau vieną video, kad jeigu tu nori visiems patikti ir įtikti ir tu statai veiklą ir tu ruošiesi samdyti žmonės, tu iš karto praktiškai pasmerki save nuoskaudom ir kažkokiam nepasisekimui. Va čia yra raktas ir atrodo, žinai, man tai dabar jau lengva sakyti, kaip aš jau tiek jau ir žinau, ir jau padariau, bet kai tu tame esi, tu nesuvoki to, nes iš tiesų tu nori visiems to gero. Ir gal tu ten irgi neteisingai pasielgi, mes jau nesigilinsim, visi pridaro ir klaidų, ir neteisingų sprendimų ir taip toliau, bet noras ir idėja tai būna toksai idealus, ar ne? Tai vad, žinokite, tie, kas klauso ir dar neturi darbuotojų, ruošiasi samdyti darbuotojus, tiesiog paleiskit šitą ir turit suprasti, kad jūs einate Jo, į parašė. veiklą. Mačiau. Parašė, man toks pat jausmas dažnai būna, nu, va tikrai. Pirmą kartą kažkam iš tikrųjų patvirauju šitą temą per savo terapeutai, tai, taip sakant, Labai gera bent tiek, kad ne tokia viena aš. Žinok, Rūta, tu nesi tokia viena, nes sakau, aš dalinuosi tame video ir garsiai sakau, nes aš žinau, nes pas mane irgi ateina moteris, visi taip jaučiasi. Mes esame žmonės, mes vis tiek norime patikti, mes norime įtikti. Mes suprantam, kad realybėj bus 50-50, bet mes vis tiek giliai viduj mes to norime. Ir dabar ką noriu paminėti, tai labai toks įdomus dalykas yra, kuo labiau yra empatiškas žmogus, tuo jam yra sunkiau su tuo susitaikyti ir susitvarkyti. Pavyzdžiui, buvau lietusi labai smarkiai narcisizmo temą, kas nežino, narcistai tai yra žmonės, kurie nėra empatiški, jie nejaučia, jie nieko beveik nejaučia, ar ne? Tai čia toksai yra jų bruožas ir kaip bebūtų, narcistai daugiausia padaro labai didelius verslus, užima labai didelius postus, kaip mes sakome, jie gali lipti per galvas. O dėl ko jie gali lipti per galvas? Nes jie neturi jausmų, jie nesijaučia blogai, aš tau nepatinku, 100 metų aš varau toliau, va tai va, jie eina kiaurai. Ir tai yra žmonės, kurie neturi empatijos. Ir tokių yra, ir faina jiems, sunku aplinkiniams. Tai vat irgi ką noriu pasakyti, kad užakcentuoti, kad yra ok, kad mes susiduriam su šitu jausmu, turime galbūt apie tai šnekėtis, va, Rūta mini terapeutą, kiti pas mane per coachingą sprendžia šitus dalykus, tai yra normalu. Nenormalu yra nešiotis tai savyje ir tiesiog jo, po truputį augintis tą odą, kad, nu taip, aš būsiu nemėgiama, ne visų mėgiama ir taip pat yra tai gerai. Tai čia tu labai didelį dalyką pasakėjai, aš manau, daugam, žinai, surezonavo. Kas daro tai iš iššūkių tokių, kurie taip skaudžiai buvo? Jo, tada kitas toks dalykas, tai gal ne tai, kad skaudžiai, bet užknisantis, nes bet irgi aš, bet čia vėlgi tas pats founderio sindromas turbūt. Ta prasme, manęs motivuoti nereikia, kad aš eičiau ir daryčiau, nes man tiesiog apskritai smagu yra bet ką daryti gyvenime. Aš atsikeliu šitą ir aš iš karto džiaugiuosi, kad aš atsikėliau, nes aš dabar galėsiu nuveikti tą, aną, trečią, 15 ir taip toliau. Man smagu yra gyventi gyvenimą visom prasmėm. Ir kai aš matydavau darbe tuos tuščias akis, žiūrinčias į kompą, kažką ten maigančias, kažkur ten, nežinau, ieškančias, žodžiu, prasmės, kažkokios giluminės ten tame, ką daro, ten, žodžiu. Ir tu, ta prasme, nu, va, tas motivacijos neturėjimas, kai tu turi jų, nu, prašyti tam tikrą formą, kad jie atliktų savo pareigą, jau mažiausiai tai, kad jie yra įdarbinti ir jie privalo atlikti savo pareigas. Bet iš kitos pusės tu matai, kad jie, nu, bet tikrai kažkokie, nežinau, gal vidinės, asmeninės krizės, gal kažkokios kitokios problemos, bet nėra tos motivacijos ir nedirba, ir negerai dirba, neįdeda tos kūrybinės tos gyslelės, kur visur reikia. Bet kokį darbą reikia įdėti šiek tiek kūrybos, šiek tiek cinkelio, šiek tiek tokio autentiškumo. O tiesiog, nu, nežinau, va taip būdavo tikrai momentų, kur tu spaudi iš vašką, atsiprašant, nu ką, ir kažkaip ten spaudi tą vašką, bet tikrai po to grįždavau po tokių, aš tokiu atveju darydavau workshopus tokius, bet tipo, nu gerai, matau jau, kad čia kurį laiką grybauja kažkoks ten skyrius, nedeliverina, kaip sakant, gerai, pasidarom vienos dienos susitikimą, nedirbam tą dieną, o va, pasėdėsim, pabrainstorminsim, kavos pagersim kartu, papaišysim tą nors ant whiteboard ir taip toliau. Aš pasiruošdavau namų darbus, pasiruošdavau įvairių pratimų, žaidimų, klausimų, tenai visokių interaktyvių dalykų.
susėdam 8 žmonės ratu, turim, reiškia, nežinau, 4-5 valandas laiko praleisti ir aš jų klausiu, mes žaidžiam žaidimus, nu, tu prasme, čia, bet kaip sakyčiau, ten kažką, kokios spalvos gali būti, nežinau, dangus. Ir tada visi turėtų sakyti, mėlynas, pilkas, baltas, ar ne, nu, atseit. Ir jie visi žiūri tuščiom akimi mane ir nesupranta, ko aš iš jų noriu maždaug. Tai prasme, nu, tie dalykai labai vargino, kai turi dėti actually pastangą ir jų nuprašyti, kad, ta prasme, jūs dėl savęs šitą dalyką darot pirmoje vietoje, jūs net ne dėl to, kad dirbat man ir apskritai, kad dirbat šitą darbą, jūs kaip žmonės turite savyje kažkaip mokėti atrasti kažkokį, nežinau, kūrybišką motyvacinę gyslelę apskritai gyvenime, nes taip, tai kaip jūs darote taip jūs darote viską, vat, kaip yra tas pasakymas. How you do anything is how you do everything. Tai prasme, tai jeigu jūs taip pasyviai gyvenate savo gyvenimą, kur jūs visiškai neturite idėjų ir nežinau, visas jūs vargina ir viskas jūs užknisa, nu, tai jūs taip tą gyvenimą ir nugyvensit labai liūdnai. Nes darbas yra tiesiog jūsų atspindys, viena iš jūsų veidrodžio formų. Tai va, tai jo, grįždavau vakarais, atsisėsdavau po tokių dienų ir galvoju, nu, kas yra, ta prasme, nu ne manyje problema, ne prekiniam ženklė problema, nu blemba, nu jumise problema, kad jūs nesugebat kažkaip, tais, nežinau, patys savo susikurti tos vidinės motivacijos ir tikslo dirbti tą darbą. Arba jeigu jau tikrai taip, bet klausi tarsi. Ir aš atvirai su jais kalbėdavau, sakau, jeigu jums nepatinka, nu jūs man pasakykite, ta prasme, mes surasim būdą, galbūt aš padėsiu jums surasti kitą darbovietę, galbūt aš padėsiu surasti jų mentorių, kuris jūs atgaivins kažką tikėjimą, jeigu jūs pasimetę esate savo konkrečiai ten specializacijoje ir kažkur esate akligatvyje, gal kažkoks mentorius padės. Ta prasme, pas mus įmonė buvo politika mano inicijuota, kad mes tam tikrą pinigų kiekį per mėnesį paskiriam, jeigu darbuotojas nori kažkokių kursų, net jeigu tie kursai nesusijęs su jo specializacija. Pavyzdžiui, koks nors logistikos darbuotojas galėjo pasiimti anglų kalbos pamokas, nors tai visiškai tiesiogiai nesusiję, bet tiesiog, kad kažką mokytųsi, kažką papildomai darytų. Ir jie nenaudojo šitos opcijos visai. Tiesiog gal tik porą žmonių per visą tą laikotarpį ir panaudojo galimybę kažką pasimokyti ar kažkokį mentorių, kažkokį reiškia, konsultaciją kažkokią pasimti su specialistu, ar pas mane ateiti pasišnekėti. Tai vat mane tas žudė, ta prasme, jeigu man kas nors besimokant medicinoje ar kažkur kitur pasakytų, Rūta, yra nemokama galimybė eiti pasikonsultuoti kažkokį mentorių. Aš nubėgčiau tą pačią minutę ten prie durų laukčiau. Nu tai vat jo, tas motyvavimas, kur tu tiesiog turi žmonių prašyti, kad jie kvepuotų, net jie tiesiog tingi ar kas yra kvepuoti. Žinai, va tą, ką sakai, irgi girdžiu tave, aš jaučiu, kaip tai turėtų būti skauda, nes praktiškai tu sukūrei tą veiklą, tu sukūrei tą visą atmosferą, tu pati labai apie tai džiaugiesi ir tu aišku nori, kad ir kiti džiaugtųsi. Ir dar kai tu sakai, žinai, tai galų gal ateinat į darbą, tai bent savo darbą atlikit. Ir aš jau iki tokio lygio tai tikrai nesu susidūrus, nu nebent jau ten, kur darbinau pati tos žmonės. Ir aš matydavau, bet aš kaip ir sakiau, kadangi aš buvau už tai atsakinga, tai aš greitai pamatau ir čiukšt, ir to žmogaus nebėra, bet jeigu neužmatai arba po kurio laiko jam atsitinka, ir žinai, va tą, kad tu sakai, iš klausimų buvo irgi užduota tokių, aš manau, čia yra jau globali problema, žmonių motyvavimas ir iš su motyvacija dirbti, gyventi ir kažką tais kurti ir daryti. Ir aš manau, čia yra didžiulė problema, aš asmeniškai nežinau nei statistikų, nei nieko, nes tiesiog mačiau, kaip pas pačią ir ten kitose veiklose, kaip ateina jauni žmonės po universitetų, nesupranta tą, ką jie mokinosi ir jie nori iš karto atlyginimų, jie nori iš karto sąlygų, jiems reikia visų dalykų, bet patys nieko duoti negali. Duonos ir žaidimų. Duonos ir žaidimų. Jo, ir žinai, vat, su šitais dabar aš vat, labiau suprantu, kaip jo, kodėl didesnės iš karto įmonės, jie samdo tuos kitus žmonės, kurie ateina, kaučina, vertybės žiūri žmonių, nes aš dabar jau ir suprantu, kaip didesnė organizacija tik tais gali veikti, tik tai ištisai dirbant su žmonėms, su jų mąstymu, nes kitaip aš, kitaip nelabai įsivaizduoju. Tai girdžiu tave ir tikrai čia yra ne tavo vienos, čia yra visų šita problema, kurios yra smulkios verslininkės ar verslininkai smulkus ir jie yra labai motyvuoti, labai užsidegę tai daryti, o žmonės, kurie pas juos dirba, jie nėra užsidegę. Tai čia vėlgi vienas iš tokių dalykų, tai būtų kaip pabūti tuo tokiu netokiu empatišku, tai reiškia netapatinti savęs su veikla, vėl numesti lūkestį, kad ne visi yra tokie kaip tu ir toli gražu nebus tokie kaip tu,
nes jie tada darytų savo veiklas ir tiesiog suprasti, kad tu turi tos žmonės juos palaikyti, kažkaip juos užžiepti, netinka atsisveikinti ir tiesiog, nes mes kaip ir kalbėjome, kad ištisinis nuolatinis balansavimas. Jeigu pati įrankių neturi, laiko neturi, resursų, turi kažką tai samdyti, kažkas kitas tai turi atlikti, bet kitaip realiai ir nebus. Nes nesusamdysi tokių žmonių, kad visi pas tave užsimotyvavę, ta prasme, nu jau ten turi, nežinau. Jo, nebent tai yra, kaip sakau, dabar dirbu viena ir tikrai neplanuoju ilgą laiką nieko darbinti, nes tiesiog dabar gyvenu taip, kad ne, jau nieko nedarbinsiu, tik tais pagal labai, reiškia, griežtas kažkokias, nebent, nežinau, susitarimus. Bet realiai, ką norėjau pasakyti? Nušoko mintis dabar. Viskas gerai. Ir dabar, žinai, dar tą klausimą irgi užduosiu, kaip sekėsi būti moterim vadovė? Kai tu esi vadovė moteris? O, čia tai iš vis labai skaudi tema, kuri yra, nežinau, vėlgi apsimetinėjama visuomenė ir bandoma kažkaip tai įrodyti, kad tas neegzistuoja, bet iš tikrųjų seksizmas tai labai egzistuoja ir aš tikrai nesu iš tų žmonių, kurie renkasi kažkokią aukos poziciją ir kažkaip, nežinau, savęs gaili gyvenime. Nu, bet kad man čia kažkas nepasisekė gyvenime, nes aš moteris. Bet pasakysiu, kad versle pirmus kelis metus aš kažkaip ignoravau, o gal viskas taip visai buvo balansė, kol dar buvo maži, bet kai išaugom ir ta prasme, kadangi prieš tai mano įmonės direktorius buvo vyras, o po to moteris, radikaliai skirtinga dinamika. Kai buvo vyras ir pas mus, kadangi moterų kolektyvas, nes kosmetika, kažkaip jos daug labiau, kaip pasakyti, jausdavosi, kad ne tai, kad pataikauja, bet daug lengviau, nuolankiau žiūri jos sprendimus, neginčia, sutinka su viskuo. Ir tikrai čia ne žmogaus savybės yra. Aš labai tyrinėjau šitą konkrečiai atvejį. O po to, kai, sakykime, jau buvo vadovė direktorė kita moteris, arba aš kur daugiau jau iniciatyvos į savo rankas paimdavau, kažkoks automatiškai pasipriešinimas, moteris moteriai ir kažkoks, nežinau, kažkokia forma, matyt, jaučiamas yra, kad lygios, nes abi dvi moteriška lytis ir dėl to kažkaip tais, daugiau tokio, nežinau, aršumo, konfliktinių situacijų, nepasitenkinimo, reikalavimų, ta prasme, aukštesnių kelimas. Tai tikrai čia iš pradžių galvojau, kad su manim kažkas tai gal čia ne to, bet po to supratau, kad čia yra tiesiog vyriška, moteriška dinamika ir po to žiūriu į kitas įmonės ir kalbuosi su draugais, su draugėm, iš tikrųjų kalbuosi netgi su vaikinais, kurie yra vadovai ir jie sako, Rūta, tu niekam nesakyk, bet mes puikiai suprantam, kad moteris mūsų daug labiau klauso, negu kad moteris moterų. Dėl to sako, mes neretai statom bakūrus, direktorius ir menedžerius į kažkokį skyrių, kur daugiau moterų. Taip, ir žinai, vėl aš tave girdžiu, kai sakoma, čia tokia skaudi tema, bet realybė yra tokia. Taip, mes esame skirtingų lyčių, taip, mes greičiausiai į vyrus žiūrime kitaip ir tai yra natūralu. Aš manau, tai yra natūralu, kad ir kaip mes kitą kartą norėtumėm, aš irgi esu tą pastebėjusi ir nežinau, kaip man būtų, jeigu aš ten būčiau dirbus ir ten, tarkim, todėl aš net nenoriu nei vienų pateisinti, nei užginti, nes aš įsivaizduoju, kad mes dažnas iš mūsų pasielgtumėm lygiai taip pat, todėl kad aš žinau, kaip aš turiu 2 sūnus ir aš esu pastebėjusi, kaip pavyzdžiui, ten ką aš pasakau, tai niekam neįdomu. Tik pasako kažką vyras, vyriškos šeimos atstovas, ta prasme, vyriškos lyties, visiškai kitaip vaikai reaguoja. Ir šiaip, jeigu pastebėtumėt, šiaip žmonės pastebėkit aplinką, nesvarbu ten tas žmogus turi autoritetą, turi pareigas ar neturi, tiesiog taip yra. Ir tai jau yra gamtos sudėliota, tai aš įsivaizduoju, kad čia net negali nei tų žmonių pykti, nei bausti, nei dar kažkaip tais, tiesiog taip yra. Ir tą irgi reikia priimti. Reikia priimti ir apie tai galvoti, ta prasme, darbinant vėlgi, reikia apie tai galvoti. Man tai labai, kaip sakant, reguliuoja darbo skelbimus, ką negali rašyti, kad ieškai vyro arba moteris į tam tikrą poziciją. Bet vis tiek darbo pokalbio metu tu vis tiek pasirinkti ten tau tinkamesnę lytį, ar ne, konkrečiai tą poziciją. Todėl, kad tai yra neišvengiama. Jeigu yra daug moterų kolektyvas, faktas, kad reikia, kad vadovautų vyras, nes tada tikrai darbai vyks sklandžiau, jos visos jausis šiek tiek geriau, nes nenoriu čia, kad pasakyti tokį pavyzdį, pasakysiu, čia tik niekas asmeniškai nepriimkit, tai yra
vienas gaidys ir 20 vištų, ta prasme, ir taip ekosistema veikia, ta prasme, čia nieko nei blogai, nei gerai, bet taip yra. O kai padarai 21 vištą mane, tai tada ir ta ekosistema gali būti labai nedarni. Jo, ir jo, Rūta, žinai, dabar klausau tavęs ir, iš tiesų, mes nuo gamtos toli nepabėgsime, mes galim gauti išsilavinimus, mes galim daug ką įgauti, ar ne, bet nuo gamtos tam tikrų dalykų, mes neišvengsim. Žinai, kitą kartą sako, būna eina žmogus į kambarį ir jis iš karto yra autoritetas, jam net nereikia žodžio kitą kartą nieko pasakyti, yragi tokių žmonių, ne, kartais tai būna vyrai, kartais tai būna moteris. Ir yra energetika, yra lytis ir taip, mes dabar tu daliniesi, aš suprantu, tai yra sunku, nenorėčiau būti tokioje vietoje, kad ten klauso, o man prieštarauja ir kažkiek esu tą patyrusi, bet vėlgi čia vienas iš tokių dalykų, ką padaryti apie tai, nieko. Realiai tu nieko nepadarysi, neslakstyti ir kalbėti apie kokios mes dabar čia esam svarbios ir kad mes lygiai taip pat čia nieko nepakeis. Absoliučiai. Čia tas pats, kaip pasakyti, aš irgi tą labai ignoravau pavydo momentą, nes kažkaip galvojau, kad jo nėra, nes pati niekada niekam nieko nepavydėjau, viską pati pasidarau, ką noriu. Bet, pavyzdžiui, jeigu vadovas, nežinau, nusipirka naują automobilį, atvažiuoja naujo automobilių darbą, direktorius, tai yra viskas gerai. Bet jeigu vadovė direktorius naujo automobilių atvažiuoja, prakuto čia šita maždaug. Tai ta prasme ir visur, ant kiekvieno žingsnio šitie dalykai yra ir netgi kažkur pasąmoniai pas žmonės, kas yra galvoja. Aš aišku pati nežinau, kad būtų, jeigu aš būčiau samdoma darbuotoja, bet aš esu pakankamai sąmoningas žmogus ir aš žinau, kodėl aš darau kažką ir ką kiti nori aplinkui, tegul darykit jūs, ką norit. Jeigu kažkas važiavo su geru automobiliu ir man tas automobilis patinka, ar tai vyras ar moteris, aš susitaupysiu pinigų ir nusipirksiu tą automobilį. Pas mane tiesiog toks yra mąstymas. O ne tai, kad jisai čia direktorius nusipelnė, o šita tai jau čia nusipelnė, nes tiesiog kažką. Tai jo, vyrų ir moterų tikrai dinamika yra skirtinga, nereikia čia apsimetinėti, kaip sakant, kad čia gender equal ir taip toliau. Atlyginimai irgi skiriasi tarp mūsų šnekant, todėl kad vėlgi, kodėl jie skiriasi, todėl kad vyrai ateina ir pasako tau griežtai, aš noriu didesnio atlyginimo arba nedirbsiu. Ir tu neturi kur dėtis ir tu turi tą atlyginimą paskirti. O su moterim jos dažniausiai neteina, tiesą pasakius, nepaprašo didesnio atlyginimo, automatiškai darbdavys savaime labai retai kam kelia atlyginimą, nebent tikrai geras darbuotojas. Moteris, o dabar, bet išgirdot tas, kas žiūrės iš tų, kas dirba kažkam, tai dabar žinokit, kad vyrus gali taip nueiti ir pasakyti, kelkite atlyginimą. Jo, žinai, kuo toliau klausau, tai tuo labiau suprantu, kiek iš tikrųjų, kaip moteris versle yra visiškai kitaip ir man kuo toliau tavęs beklausant, tai nežinau, ką kitos galvoja, bet tiesiog, tikrai, kaip kur sprendimų net nėra realiai. Sprendimų nėra arba, užsiauginta oda. Ta oda čia toks, žinai, sąlyginis dalykas, kiek tu ją ten užsiauginsi. Tai praktiškai turi nuolat gauti kažkokios tai paramos iš kažkur, kad tu atsilaikytum ir kad tu nepamirštum ir suprastum, kad su tam viskas yra gerai. Tai pradėsim nuo to. Ir dabar dažnai irgi atsimenu, kad irgi buvo man toksai momentas, kai aš jausdavau, kad kitą kartą geriau yra, kad visi galvotų, kad tam tikrus dalykus atliko vyras ar atliko mano partneris ir aš labiau, kad atsistoju, kad čia ne aš, tik tai dėl to, kad man būtų saugiau ir aš matau, kaip kiti reaguoja. Šitą dalyką aš pati net pastebėjau, pagavau save darant ir man tai buvo labai patogu. Todėl, kad aš, ką tu įvardinai, dėl tos visos, žinai, kaip ką tu gausi, tai tada vyras tai ir dabar dar labiau suvokiu, kodėl iš tikrųjų moteris, kai sako, moteris daro per vyrą, ar ne? Taip jau, taip gali būti. Gamtos iš tikrųjų, nes ir jo, aš tikrai nenoriu čia apie tai paversti kažkokiu tai, kad jo, mes čia moteris, čia tokio, žinai, nieko mes nevargšas, viskas yra gerai, tiesiog yra dalykai, kuriuos turim priimti, einam į veiklą, turim suprasti, tai bus, žinom, kur galim su kažkuo apie tai pakalbėti ir einam savo toliau, ar ne? Arba žinai, Rūta irgi, dėl ko irgi tą pokalbį norėjau pradėti ir daryti, dėl to, kad yra moteris, kurios net nenori plėsti veiklos dėl šitų priežasčių. Jos jau žino tai. Susidūrusi.
jos jau žino apie tai ir sako, ai, aš nenoriu komandos, man nereikia, nes susidūrė ir tiesiog vengia iš karto šito ir nenori tos plėtros. Tai va čia yra tokie jau pasąmoniniai dalykai Ir aš labai pasakysiu, aš tas moteris labai puikiai suprantu, nes dabar aš taip pat irgi jaučiuosi. Aš turiu dabar savo naują veiklą, aš ją planuoju daryti viena arba su laisvai samdomais darbuotojais ir plėsiuos tik tiek, kiek man jausis komfortiškai. Bet va tada, ta prasme, kai Manila augo, aš jums nuoširdžiausiai sakau, kaip tik tais galiu, aš tikrai negalvojau, kad bus tokie dalykai. Mano net tik baisiausiam, nežinau, košmarė ar kažkokioj ten pasąmonės kerteliai nebuvo tokio suvokimo, kad taip gali, nu, kaip pasakyti, vykti ta dinamika, taip, nu, tikrai sudėtingai. Jeigu aš būčiau žinojus, kad mane laukia tokie, nu, sunkus emociškai kryžiaus keliai, nemanau, kad aš iš vis būčiau pasiryžus daryti, bet aš nuoširdžiai vėlgi per tą savo naivumą ir šventą tikėjimą, kad aš visiems gero noriu, visiems bus čia labai smagu. Aš ėjau ir dariau ir galvojau, va, kaip visiems smagu, kol kažkokiam taške tikrai nesupratau, kad tiesiog čia yra, nu, kaip sakant, kažkokia mano savotiška iliuzija. Aišku, ta iliuzija ir padėjo taip aukštai iškilti ir padaryti tiek daug, tai tas vaikiškas tikėjimas. Bet iš esmės, tai, nu, kaip pasakyti, darbdavys ir darbuotojas, tai yra vieta, kur visi tiesiog ieško savo naudos. Nu, jeigu taip visiškai, kaip sakyt, lakoniškai ir pragmatiškai šnekėti. Darbdaviui reikia gero darbuotojo už kaip sakant, nemilžinišką atlyginimą, kad neskaudėtų kišenės, bet kad jis gerai dirbtų ir augintų jo įmonę. Darbuotojui reikia saugios darbo vietos, kad jisai turėtų sveikatos draudimą ir atlyginimą ir galėtų mokėti savo įmokas, žodžiu, paskolos. Nu, toksai čia labai sušažuotai, bet maždaug tokį scenarijų dažniausiai matome, ar ne? Ir viskas yra paremta grinai kažkokiu naudos kriterijum, win-win kriterijum. Ir vat jo, kai kažkokiam taške jau tie dalykai nebetenkina, vieni kitų lūkesčių, ar atlyginimas netenkina, ar darbo aplinka, ar darbdavė netenkina darbuotojo darbas, tai tada ištinka dar vienas labai sunkus iššūkis. O kaipgi gražiai atsisveikinti ir iš vis ar įmanoma gražiai su darbuotoju atsisveikinti? Jo, aš galvoju, kad iš vis bet koks atsisveikinimas, aš manau, jis visą laiką sukelia. Jis visą laiką liūdnas ir dažnai skaudus ir piktas ir man tikrai, kai galbūt nesi tiesioginis vadovas, vėlgi per HR kažkaip tai ten ar atleidžia darbuotoją, ar kažkokiam kitam aplinkybėm, jisai pats išeina savo norų, tai vis tiek tiesiogiai tu su tuo įkūrėjų, direktorium, nežinau, net nekontaktuoji. Bet kai tai vėlgi yra mažas verslas ir tau reikia paleisti savo žmogų, kuris galbūt tau visai nemažai metų dirbo, bet viskas jau jisai nebetobulėja, netitinka tų kriterijų, kokių tau reikia. Nu, ta prasme, kokie yra šansai, kad tas žmogus pasakys, o, suprantu, kad aš esu jau nebetinkamas, jau kaip sakant, nebenaudingas, viską suprantu, viskas labai gerai, ačiū už nuostabų laiką kartu. Nu, kokie šansai? Koks turi būti sąmoningas žmogus, kad tai pasakytų? Nu, negi, viską priims labai asmeniškai greičiausiai, labai supyks, kad tu čia mane išnaudojai, čia aš tau tiek metų dirbau, čia tiek tau visokios naudos, tu nepastebėjai čia mano potencialo, čia tu durnius ir taip toliau. Tai, nu, 90% tų atsiskyrimų būna nemalonus, arba jeigu ne nemalonus, jie būna bent jau tokie tylus nemalonus, kur gatvėje kitas ir nebepasisveikins su tavim, nors tu labai, nu, kaip sakyt, gražiai padėkojai už tą darbą ir buvimą kartu ir indėlį, bet, nu, pasakei, kad dėl kažkokių priežasčių jau keliai toliau turi skirtis. Visi įsižeis ir priims asmeniškai ir sakau, tai čia dar geruoju scenarium, o bloguoju scenarium eis ir kalbės baises nesąmonės, išdavinės įmonės paslaptis, kaltins ten kokiu nors psichologiniu smurtu, mobbingu, va, irgi klasika labai. Tai čia irgi va, reikia užsiauginti storą odą ir tiesiog suprasti, kad tiesiog įžeistas ego ir, nu, tu nieko negali padaryti. Jo, žinai, Rūta, aš galvoju, čia vėl vis tiek mes grįžtam į tą pirmąją pradžią, žinai, jeigu viską žinant ir kaip tada dėliotumės pirmus žingsnius, tai kaip pat atranka, kontraktai, ribos, kad kuo labiau save apsaugoti. 100% tikrai neapsaugosi, tikrai ne, jeigu tiesiogiai su darbuotojais santykiai turi ten ne kažkokia 500 įmonių darbuotojų, tikrai to nebus, nu, ta prasme, to idealaus santykio nebus. Aš dar kaip irgi vienam iš video sakiau, jeigu nori būti visiems fainas, tai eik pardavinėti ledus.
Ir tai dar, ne? Tikriausiai. Ir tai dar didelis klausimas, ar būsi fainas. Tai čia tiesiog iš karto žinai, kad eini į tai ir bus sunku, žinai, bus daug emocinių tų, ar apsisaugoti kažkiek įmanoma, tikrai taip, e, per kitus žmonės darbinti, netiesiogiai, ne, arba turėti kažkokius tai kontraktus. Ir irgi paminėjai apie darbuotojų išėjimą, kad irgi skaudu ir skaudi tema ir praktiškai apsisaugoti to, nuo to negalima. Kažkoks klausimas man buvo atėjęs, kad paklausti, nes šiaip mes jau valandą ir prakalbėjom, bet aš manau, čia kam reikėjo, tas gauna ir išsineša, žinai, kažkokios tai naudingos savo tokios informacijos. Gerai, Rūta, ką dabar. Mes buvom kalbėję su tavim irgi apie tai, kad ir kaip aš jau pardaviau veiklą ir aš tau pasakoju ir tu sakai, aš irgi jau abidvi nusprendėm, kad daugiau nesamdytumėm darbuotojų už atlygį, žinai, už valandinį atlyginimą, kur jį pasodini ir jisai tau turi atlikti darbus, nes jau čia visiškas, nu jau visai negerai. Tai va tas už atlyginimą, žinai, kad nesamdyt, nes tada žmogus, va, kaip sakai, ten pasislėpęs daro kažką, ar ten anksčiau išeis, ar ten knygas skaitys, nu čia kaip vieni tik tokie paprasti pavyzdžiai, žinai. Tai o kaip, pavyzdžiui, galvoji, jeigu randant darbuotojus ar ne, nu ne viską gali kainuoti tais jau pagal, žinai, projektais, nu ne viską, ar ne, yra darbų, kur tu negali pagal projektą paskirti. Va ką tu patartum daryti dabartiniams verslininkėms, kurios kuria verslus ir samdo žmonės arba jau prisamdė žmonių, ką tu jom patartum? Nu jo, ne viską tikrai gali daryti pagal projektus ir pagal tos KPIs suskaičiuoti, kažką tenka tikrai daryti. Dabar galvoju, kaip mes spręsdavom tą. Nu, mes mokėdavom tą valandinį, susitari apimti tada darbo, susitari darbą ir sakykim, kad tas darbas neužtruktų daugiau kaip 10 valandų, nu ir sakykim, ten tada valandinis kažkoks įkainis, nu tai tada automatiškai gaunasi to projekto laikas, nes tada sakai, jeigu viršys 10 valandų, tai jau tada reiškia, nu, dirbsi, kol ištobulinsi, nu čia aš sakau, bet ką apie kokį maketą, pavyzdžiui, ten, ar ne? Nu vis tiek, ta prasme, rinkoje jau yra tiek tų darbuotojų ir tiek prieinamos informacijos apie tai, kas kainuoja, kiek kainuoja valanda dizainerio, kiek kainuoja valanda, nežinau, copywriterio, kad tu jau galėtų turbūt tai paimti, pasisamdyti trumpalaikiams projektams už valandinį. O jau tos tikruosius darbuotojus, kur jau nori, kad, ta prasme, kurie jau iš savęs, iš motivacijos dirba, tai jiems tada KPI susidėlioja ir susitarė atlyginimą per tuos KPI. Nes aš atsimenu, kaip savo veiklą, jau išėjau visiškai iš veiklos, galvojau taip, jeigu ir turėsiu veiklą, pas mane visi dirbs tik tais kaip partneriai. Reiškia, ar procentas, ar kažkas, bet kad visi būtų suinteresuoti. Kad tik tai įmonė auga, ar ten pinigų daugėja, nu tai ir visi turime daugiau. Tik tai galvojau tokiu modeliu, galvojau, nei už ką nenorėčiau samdyti darbuotojų. Ta prasme, tartis ten atlyginimus, bet aiškintis visus šitus dalykus, ką tu pasakojai, tai... Supratau, jo, ta prasme, aš irgi dabar galvočiau, jeigu kažką pradėti naujo, mano gal klaida irgi tokia buvo, kad aš labai viena tame, kaip sakyti, aukščiausiam lygmenį buvau. Prieš tai buvau su partneriu, po to aš jį išpirkau ir buvau viena. Tai man iš tikrųjų reikėjo daugiau žmonių įsileisti, protingų, patikimų žmonių už procentą. Tada būtų, turbūt, ta prasme, tikrai būtų visai kita motivacija dirbti ir visai kitaip būtų žiūrima į tą bendrą projektą. Bet pasakysiu taip, aš visą laiką turėjau tą omenyje, aš netgi ruošiau jau opcionų sutartį. Tai reiškia, kad žmogus kažkiek metų išdirbęs turi galimybę nusipirkti įmonės akcijų arba kažkiek daug metų išdirbęs gauna dovanų akcijų. Tai šitie dalykai jau buvo ruošiami ir tvarkomi, bet nebuvo mano prioritetinis, pavadinkim, klausimas visame tame, o po to ir išėjau iš verslo, taip ir gavus. Bet jo, kitas tik tikrai sudėliočiau kažkokį, nežinau, incentives, paskatinimų, tą visą. Paskatinimą. Ir man labai patiko irgi, Rūta, kaip užsiminiai, kad, kaip sakai, irgi patarimas tiem, kas dabar žiūri, ar ne, ar ten reikia darbuotojų samdyti, man patiko, kad tu pasakei apie viziją, nes aš apie ją labai daug irgi kalbu, kad reikėtų turėti tą viziją, ko tu iš tiesų sieki iš tos savo veiklos, kas liečia darbuotojus, ar ne, tai pasakyk, ką tu norėjai pasakyti apie būtent vizijos turėjimą. Jo, tai čia vėlgi tik tais iš mano patirties ir ką dabar jau daryčiau ir darysiu kitaip, tai
daug lengviau yra, kai tu žinai, kas tavęs laukia po kažkiek laiko. Pavyzdžiui, jeigu aš būčiau savo laiku aiškiai suvokus, kad aš noriu po 5 metų tą verslą parduoti ir išeiti iš jo, tai man daug lengviau būtų buvusi ir visa ta kelionė. Todėl, kad, okei, kažkas nepatenkintas, kažkas pyko, nu, nesvarbu, bet atsiras kitas, kuris dirbs ten toj vietoj. Toks būtų lengvesnis požiūris, būtų va, tos mažiau empatijos, o mažiau empatijos lygų didesnė verslo sėkmė. Kitaip tariant, tikrai būčiau žiūrėjus daug sausiau, bet aš, kadangi neturėjau baigtinės vizijos, kažkokią formą aš tikėjau, kad tai darysiu visą gyvenimą ir kad čia viskas egzistuos, visa nuostabi bendruomenė, kolegos, organizacija, visą gyvenimą. Gavosi, kad nu, tu labai daug savęs, bet duodi, tau labai rūpi, tu labai tada emociškai į viską, nu, empatiškai ir emociškai, ta prasme, žiūri, tu pergyveni, va, ten dėl tų kažkokių tais konfliktų vidinių, tu tenais, nežinau, stengiasi visiems įtikti ir patikti. Tai va, šitie dalykai trukdė man pačiai, kaip, nežinau, verslo lyderiai, kurie atlikti savo pagrindinės funkcijas, nes aš didžiąją dalim rūpinausi emocinių fonų ir sprendžiau tas neišsprendžiamas problemas, pavadinkim, ar ne? O jeigu aš būčiau turėjus labai aiškę viziją, kad va, tada tais metais, tą mėnesį aš jau konkrečiai eisiu ieškoti, kas nupirks, tai viskas būtų buvę daug paprasčiau. Aš tiesiog į tai žiūrėčiau kaip į struktūrą, kurią man reikia išlaikyti, padaryti, kad jinai gerai veiktų, išlaikyti, kad jinai gerai veiktų iki tol, kol aš ją parduosiu. Viskas. Tai tada viskas būtų buvę tikrai daug lengviau. Net tiek asmeniškumo būtų. Ok, bet žinai, Rūta, tą, ką tu pasakei dabar, va šitą adaptaciją, čia turėtų būti mūsų mindsetas, ar ne mentalitetas, ar ne mūsų požiūris iš esmės į veiklą. Va čia ir yra raktas. Nes ką tu pasakei, sakai, jeigu aš būčiau žinojus, kad čia yra tik tai tam tikras etapas, aš visai kitaip, žinai, aš būčiau taip daugiau, nu, ne taip atsidavusi ten į širdį, ar ne? Bet va tas ir yra, kad kai darome veiklą, veikla neturi tapti mes. Veikla nėra aš ir visą laiką aš kartoju, turim atsiriboti. Taip lengva pasakyti, bet tai reikia padaryti. Tai jeigu paprasčiau, tada pradėk į savo veiklą žiūrėti kaip į kažkokį tai projektą, kuris pasibaigs, jisai turi pradžią ir jisai turi pabaigą. Ir tada gal tau labiau pavyks nuo jo taip disasociaciją tą pasidaryti, žinai, kad nes jeigu mes įdedam save, tai aišku, kiekvienas komentaras, kiekvienas dalykas mumis žeis, ar ne? Tai vad sakau tą, kad tu pasakai, kad aš jeigu būčiau žinojus, tai kiekviena gali moteris ar vyras, kuris žiūri, ar ne, sakyti, kad aš adaptuoju va šitą mąstyseną, kad tai yra trumpalaikis projektas ir aš jį tiesiog kaip atidirbu, žinai, nes kitaip nežinau, kaip bus ta. Jo, šitą tikrai, čia, jeigu galite vieną išsinešti patarimą iš viso šito pokalbio, tai prašau, išsineškite būtent šitą patarimą, kad darbas nesate jūs ir jis nėra jums visam gyvenimui. Ta prasme, šiais laikais, kai viskas taip kinta, ta prasme, jūs gal dar 10 įvairiausių projektų sukursit ir ačiū Dievui, kad jie keičiasi, nes kiekvienas vis įdomesnis, vis naujesnė ta patirtis. O vat, sakau, mano klaida buvo, nu ne tai, kad klaida, aš tiesiog tiek ten širdies buvau įdėjus ir sukūriau tas formulės nuo nulio. Iš savo 500 litų pirmos investicijos ir užauginau, ir išreklamavau, ta prasme, nu ten visas mano gyvenimas buvo toje įmonėje, tai ir aš pati labai jauna buvau, kai visą tą dariau, ir natūraliai, kad aš labai susiliejau su to verslu, ir jisai tapo mano kūnas, mano identitetas, ir tai yra klaida, nes po to ir parduoti labai sunku tada būna, nes tada nori nauji pirkėjai, kad ir toliau ten būtum, nes vėlgi ten organizacijos visa ta siela ir visas veidas būna. Ir pats va, toks jautiesi, kaip turintis kažkokį vaiką, kurio galbūt jau nebenori turėti. Bet aš taip gyvenau jau paskutinius kelis metus. Turiu vaiką, bet aš jo nenoriu turėti, bet aš privalau jo rūpintis, nes tiesiog jis įaugęs man į kraują. Tai jo, čia va yra jau atsiskirti. Mūsų moteriški aspektai, va čia ką paminėjau, ta empatija, jos buvimas, nebuvimas, tai o moteris visos dažniausiai yra labai empatiškos, tai aišku, mums yra sunkiau vykdyti veiklas negu vyrams, nes mes viską vis tiek žiūrime kitaip, bet reikia save ruošti ir, kai sako visą laiką, verslą pradedant, mes turime keisti visų pirma mąstymą. Čia yra numeris 1. Dar ten šitos, ką jūs įgūdžiai kažkokie, ne, kurios reikia gauti, naujų dalykų išmokti, ten daryti tą, daryti aną, samdyti tą, yra vienas dalykas, bet požiūris iš esmės turi keistis, jeigu nenori susižeisti savęs. Tai va. Tai, okei,
klausimų, aišku, dar ten būtų buvę daugiau. Aš tikiuosi, kad tie, kas žiūrėjo, buvo naudingas, nes tikrai Rūta pasidalino tokia gan intime savo pusę, kas vyko pas ją veikloje ir manau daugam surezonavo ir dėl ko tokius pokalbius darau, dėl to, kad žmonės galėtų išsinešti kažką ir pritaikyti savo, nes kitą kartą to pačių webinarų, seminarų, kursų metu žmonės paklauso, bet patirtis kito žmogaus, jinai labai smarkiai mums įvažiuoja į mūsų atmintį ir mes išnešam daug didesnius suvokimus. Ir aš labai vertinu tokius pokalbius ir ačiū Rūta tau, kad sutikai ir iki kitų kartų. Ir dar galui noriu priminti, čia galbūt mes kalbėjome apie problemas ir iššūkius, bet ta prasme galiu pasakyti, kad didžiaja dalimi laiko ir emocijų šita visa verslo kelionė man buvo nuostabi ir labai smagi ir sutikau nuostabių žmonių ir užaugau, pati ir jie užaugo ir nežinau, kaip kitaip geriau būčiau visom prasmėm patobulėjus ir pamačius įvairių dalykų. Tai tikrai, kad šitas pokalbis neskambėtų kaip kažkas, kad neverta daryti, viskas blogai, nieko panašaus, labai verta, labai smagu. Mes tiesiog aptariam, tos pipiriukus, tuos tokius, kaip sakant, sunkiausius dalykus, bet nežinau, kai aš tikrai 5 metus kiekvieną dieną eidavau tą darbą ir baisiai džiaugiausi, aš tiesiog su ašaromis kartais galvodavau, kokia aš esu laiminga, kad aš turiu šitą darbą ir šitą komandą ir šitos žmonės ir šitą savirealizaciją ir viskas buvo tikrai labai fainai. Tai, žinai, čia toksai jo, gal gerai, kad va taip norėjai apibendrinimui pasakyti, kad taip veiklą vykdyti ir va kažkuriais momentais ir kažkiek laiko būna iš tiesų didelė palaima ir didelė ir džiaugsmas ir garbė ir toksai labai daug dalykų labai teigiamų ateina. Tai tiesiog dėl ko dalinomės, dėl ko kalbėjome, kad padėti kitiem užbėgti truputėlį įvykiam už akių, kad nes vis tiek tų tokių dalykų, problemų yra ir jų bus, ar ne, tai tiesiog tas balansavimas, jisai yra nuolatinis balansavimas ir kad visiškai ne viena, žinai, tenais tame kankintumėsi, nes praktiškai einame visi per tą patį. Tai va, bet šiaip jo veikla yra, jinai turi labai daug ir pozityvių dalykų, be šitų, ką mes kalbėjom, kad tikrai nepasirodytų, kad čia visai neverta. Ne, veiklos daryti verta. Tikrai. Ačiū labai, Rūta.